Renginio metu smagu buvo ir mažiems ir dideliems. Buvo galima stebėti, kaip triūsė tradicinių amatų – žvakių liejimo, juostų audimo, keramikos, kalvystės meistrai. Pristatyti ir tradicinės tapybos plenero darbai. Svečių laukė rudens gėrybių turtingi kiemeliai, buvo galima paragauti šviežiai spaustų sveikuolių sulčių, žolelių arbatos. Druskininkų vietos veiklos grupė vaišino gardžia kiaušinienė su šoninė. Organizuota loterija ir smagios pramoginės rungtys. Šventėje apsilankę svečiai negailėjo gražių žodžių Viečiūnų bendruomeniai. Aš manau, kad viskas priklauso kaip visada nuo žmonių ir pati bendruomenės pirmininkė yra labai aktyvi ir mielai bendraujanti tiek su savo bendruomenė, tiek su kitom bendruomenėm, būrianti įvairius ratelius, būrelius, kaip ir kultūros srityje, taip ir kitose veiklose. Na, o kaip visada visur sprendžia žmonės, kaip jie nusiteikia patys dirbti, bendradarbiauti su kitais, tokie būna rezultatai. Ir kiekvienas žmogus yra didelė paspirtis, o dar žmogus aktyvus, geranoriškas, tai yra didelis džiaugsmas ir geras rezultatas. Man Viečiūnų bendruomenė labai draugiška, labai nuoširdi, labai svetinga. Ne veltui daug druskininkiečių pasirenka gyventi būtent Viečiūnuose. Ypač jaunos šeimos, ne kiekvienas išgali druskininkuose nusipirkti būtą. Čia yra šiek tiek pigiau ir net šiandien girdėjau, kad svarstome, gal įsigyti vis tik tai būtą čia. O Viečiūnų bendruomenė turime pasidžiaugti, kad čia steigiamos darbo vietos. Čia jau ne tik buvusiam fabrike veikia įvairios įmonės, bet ir mineralinis vanduo pilstomas ir, aišku, aktyvi bendruomenė, kuri turi tiek būrelių, tiek klubų, šeimos paramos centras ir dainuojančios, ir tapo, ir iš keramikos gamina. Aišku, Viečiūnai turi nuostabų naują bendruomenės centrą, kuriame gali čia gyvenantys žmonės realizuoti savo sumanymus. Taigi sveikinu nuoširdžiai bendruomenę su Viečiūnų švente ir linkiu kuo geriausios kloties, linkiu, kad tos kūrybos, draugiškumo bendruomenė nemažėtų, kaip tik didėtų ir visiems geros sveikatos, geros ateinančios šiltos žiemos. Patys Viečiūnų gyventojai sakė, kad jiems smagu gyventi šioje gyvenvietėje, kurioje netrūksta veiklos, o kasmet ji darosi vis gražesnė. Oi, labai pasikeitė, nes atsirado labai daug veiklų ir labai išgražėjo miestas. Ir aš manau, kad pasikeitė netgi žmonės, nes kas anksčiau ten kažką papuošdavo, tai nusiaubdavo, dabar visiškai ne. Nes iš tikrai išsaugom ir patys aktyvūs pasidarė gyventojai, nori tų veiklų. Ar aktyvūs žmonės? Pamažu įsivažiuoja. Nereikia taip norėti, bet aš galvoju, kad yra tie aktyvistai, kurie informuoja ir paskui pamažu įtraukia, pamato, kad ir auginam tuo labiau, kad naują kartą rodom savo vaikam pavyzdį, kaip reikia dalyvauti, kaip gyventi, kaip išnaudotas galimybės. Labai net smagu, kiekvienais metais šventės būna, daug žmonių susirenka, smagu, labai smagu, tikrai labai smagu. Ar suaktyvėjo gyvenimas, kai atsirado bendruomenės centras, kuriame labai daug veiklų siūloma? Be abejo suaktyvėjo ir vaikai turi užsiėmimus, ir suaugę žmonės turi užsiėmimus, ir koncertai pas mus, ir bendruomenės centras labai gražiai atrodo, koncertai ir spektakliai. Vienu žodžiu viskas labai smagu, labai gera, labai gera. Gal jūs jau jaučiatės, kad tiesiog gyvena druskininkuose, o ne gyvenvietėje? Ne, jokių būdų, čia mūsų vieta. Nemainytum, Viečiūnų druskininkus. Pas mus ir miškas taip pat, ir visi renginiai, viskas vyksta ant kiemo, tai kur jūs geriau rasit? O šiaip ramiau. Kaimas yra mūsų, sako, kaip sako, širdis, mūsų viskas, siela, mes niekur. O ko dar trūksta Viečiūnuose jau iki tos pilnos laimės? Ko mums trūksta, tai sveikatos, o visa kita tai nieko netrūksta. Viskas gerai, viskas smagu, darbus turim, kas darbų neturi, tas išėjo į pensiją, poilsiauja. Miškas yra, grybai yra, uogų yra, visko yra. Draugų yra, stovi visi draugai sustoja, visko trūksta. Čia yra daugumos žmonių darbas ir darbas ne vienų metų. Pirmiausia, tai yra seniūno Alvydo Varanio ir jo komandos pradžia, kurią jie darė. Jie visą laiką gražino šitą gyvenvietę ir gražino su savivaldybės pagalba. Savivaldybė skiria, kaip matot, lėšas ir apšvietimui, ir gatvėm,
ir parkam yra rašomi projektai, žodžiu, visi gražina aplinką drauge. O tas kultūrinis gyvenimas, tai yra kultūros laisvalaikio salės ir bendruomenės dėka jis vyksta. Ir tai irgi yra projektų dėka, nes aktyviai rašo bendruomenė projektus. Šiemet išsirinko taryba bendruomenės, kurią sudaro atstovai įvairių sričių, jaunimo, vyresnimo, sporto, renginių organizavimo ir jie visi veikia drauge, kad padarytų gyvenimą čia labai gražų. Ir iš tikrųjų matom rezultatą, jis yra labai gražus čia. Ir šiaip labai gera, nuostabūs žmonės ir kūrybingi, įdomus, tiesiog labai gera čia gyventi. Kaip sakė Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis, kiekvienais metais daugėja norinčių gyventi šioje seniūnijoje. Kiekvienais metais pas mus papilnėja po 100 gyventojų maždaug seniūnijai. Viečiūnai neišimtis. Tiesiog tai yra gera aplinka, geri žmonės, gera aura. Čia tiesiog gera gyventi. O apie šventės, ką reiškia tokie susibūrimai vietos gyventojams? Šventės, ir mes turim tradicinės šventės gyvenvietėje, kurios jau yra žinomos, tai yra rudens šventė, užgavėnis, šeimos diena, kur jau yra pasklidę gandai ir atvažiuoja ir prekybininkai, ir norintys dalyvauti. Ir tiesiog patys žmonės ateina ir nori pabūti, pašvęsti, pabendrauti, pasižiūrėti, save pasirodyti. To labiau, kad dabar jau yra daug amatų yra, kurie žmonės jau kažką užsiiminėja, daro, meistrauja vakarais ir dabar gali parduoti, pasiūlyti, pasikeisti. Tai tiesiog tai yra gyvenimas. Renginyje dalyvavusius mažuosius Viečiūnų gyventojus sudomino kalvio Juozo Kavaliausko darbas. Jie patys noriai talkino meistrui. Aš kaliau, dirbau ten, padėjo biški man ir šitą. Ir nukaliu ten iš pasagai. Ar smagu šitai pasipuošusiems būti šventėj? Labai. Kas smagiausia? Mes norėdami... Kad visi mus mato, kad visi fotografuoja. Ar smagu jums gyventi Viečiūnuose? Labai. O kas labiausiai patinka? Būna visokių renginių, bendruomeniai susibūrėm, galvojam, planuojam, aktyvu. Šventės dalyviams koncertavo Viečiūnų laisvalaikio salės meno kolektyvai, o renginį vainikavo dainininkės Katažinos koncertas.